Nuo šiol tai pats mėgstamiausias mano desertas. Lengvas, purus ir tirpstantis burnoj. Ir man šitas tiramisu yra vienas skaniausių kada nors ragautų. Tuoj parodysiu, kaip pasigaminti. Kavą su cukrumi užpilame verdančiu vandeniu. Tada supilkite abrikosų sulčių sirupą, čia yra amareto sirupas. Želatiną užpilkite vandeniu, kad išbrinktų. Į nedidelį puodelį įpilu šiek tiek vandens, sudedame cukraus pudrą, aš ją ką tik susimaliau. Išmaišykite ir puodą dedam ant kaitlentės, kad užvirtų. Trynius išplakam iki kol taps šviesiai baltos spalvos. Išbrinkusią želatiną sudėkite į išplaktus trynius. Išmaišykite viską gerai. Ir pamažu nedidelę srovelę supilkite verdantį sirupą. Tokiu būdu tryniai pasterizuojasi ir visiems, kurie bijo, kad tiramisu yra žalių kiaušinių, tai šitos baimės čia jau nebelieka. Supilam viską. Svarbiausia, kad sirupas būtų verdantis. Ir dar plakam geras 2, 3, o gal net ir 4 minutės. Trynių masę supyliau į plakimo dubenį, suverčiau maskarponę, viską išplakiau iki vientisos masės. Ir sudėjau į atskirą dubenį. Į plakiklio dubenį supyliau grietinėlę, išplakiau iki standžių putų ir sudėjau į maskarponės ir trynių masę, išmaišiau šaukštu. Į formą įsitiesiau plastikinį bortelį, dedu 1 cm kremo, pirštelį pamirkau pasiruoštame kavos amareto sirupe. Taip, sudėjau pirštelius, dedu 2 sluoksnį kremo. Toliau vėl dedu pirštelius ir vėl ištepu kremu. Šį kartą plonų sluoksnių. Likusį kremą panaudosim torto puošimui ir jį reikia sudėti į konditerinį maišelį ir padėti į šaldytuvą bent 4 valandoms. Tortą taip pat padėkite į šaldytuvą. Po 4 valandų papuoškite tortą ir padėkite visai nakčiai į šaldytuvą. Prieš patiekiant pabarstykite kakava. Skanaus!